koks gražuolis. Pradedam. Labuka. Nauja savaitė prasidėjo, ne? Nauji reikalai, nauji planai, nauji darbai. Pažiūrėkit, kaip saulė gražiai leidžiasi. O. Idealus auriukas. Pasaka pavasarėlis. Čia vis su draugais rašinėjamės čatuose. Bendraujam. Tai kai sako, jo, fana, kokia maža ta Lietuva, ne? Žinokit, jie labai didelį. Nu, va, Suvalkija. Visas Vilkaviškio Marijampolės rajonas. Nu, nežinau, sniego likę tose vietose, kur saulė neužšviečia, arba tik tai vakarais va, atsisuka kažkiek. Ir viskas, žalia visur va. Nu, čia ne žalia, geltona. Tai čia pas mus jau sniegai nutirpia, o aplink nuo Kauno aukštyn, tai ta prasme, kai kitas pasaulis, Žemaitijoje iš viso aš nekalbu, ten sniegų, dar iki Klyno, tai būtų ne hebra pas žemaičius. Pas suvalkiečius jau pavasaris pilnu chodu prasidėjo. Aišku, vėl važinėjai, kai būna kaip ir kiekvienam ūkininkui pavasarį, kai jau turėtų darbai prasidėti. Tai jau čia gal važiuoti trešt. O ne, palatai, gal reikia žiūrėti, kaimynas vis tiek pirmiau turėtų išlėkti, po to jau tik tai aš važiuosiu gal. Bet tai ne, tai atsiliksiu. Nu ir va tas galvos skausmas būna. Kai nežinai važiuoti, nevažiuoti, skambini agronomam, tie ramina, kad dar sėdėk, bet tu ne, tiek subiniai dega. Trypi vietoj reikia važiuoti jau tau į laukus. Šiemet galvoju, bent jau pas mus ūkį čiut kitai pavasaris jau čia prasidės. Po kokių 6 metų, 5 metų. 5 galvoju gal. Reikės traukti plūgą. O plūgą trauksiu dėl labai prastos situacijos daly laukų. Gal per kamerą tiek nesimatys, bet visur turim gėrį. Pašiaušilį ir eraičiną. Nu, ne visur. Kokie 25 gal hektarai tai stipriai yra užpulti, 30 gal netgi sakyčiau. Kur tik lengvesnės dirvos. Ir čia žinau, kur pats suklydau. Seniai turėjau šitą problemą, bet netokiais mastais. Ir prieš turbūt gal kokius, nežinau, 4 metus sausas ruduo buvo. Eilinis sausas ruduo Suvalkijoje buvo. Ir po sėjos pabijojau su dirviniu važiuoti ant kviečių. Sausa nesuveiks, taip ar taip. Nu, su agronome pastirėjom, nu gerai, rizikuojam, tai yra nepurškiam. Nusipurškiau paprastais pigučiais herbicidais. Nu ir ką galvojat, po to vieno rudens, kai jis šovė į viršų populiaciją šitų žolių, tai dabar turim tokių laukų, kur jau sunku susitvarkyti, žiauriai sunku. Jau neveikia maksimaliaus herbicidų normos. Tai lieka ką, vienintelis vaistas – plūgas. Galbūt čia varęs rudenį šituos laukus, bet kadangi buvo ir uždeklaruota jau tarpiniai pasėliai per žiemą, o ten pinigai nemaži, dabar neatsimenu tiksliai sumos, parašysiu irgi apačioj ekrano, arba galit komentaruose parašyti, jeigu aš būsiu neparašęs. Bet ten berods apie 140 gal eurų už tarpinius pasėlius per žiemą išmoka yra, tai tikrai sąlyginai nemaži pinigai, žiūrint kokios derlių kainos. Tai darysiu, tai neturiu kitos situacijos, kitos padėties, kur suktis, darysiu pavasarinį arimą. Tai va ir važinėjau dabar po laukus, žiūriu, kur galima būtų ką pradėti. Nuo 15 kovo berods galima tarpinius pasėlius per žiemą pakavot, kai sako suvalkiečiai. Tai čia bus vienas pirmų laukų, kurį atvažiuosiu art. Dirva lengva. Aišku, pliusas tirptilo tos technologijos ir minimalaus dirbimo, kad jau per tiek laiko, čia galvoju, kokie gal mes dirbam 6 metai, prieš tai nebuvo arta, nu, kokie 10 metų už tas laukas tikrai neartas, tai ta dirva susislėgus, jau kažkiek ir tą drėgmę gal kitai, pavadinkim, palaiko, nors jeigu sausra, tai jokio skirtumo. Ateina sausra ir viskas. Uždžiovina smėlius ypač pirmiausia. Tai
Teks art, nesidėsiu niekur. Giliai labai nekapstysiu, 15-18 cm gylį. Ir manau, viskas bus ok. O dabar irgi važinėjant, beieškant, ką nuveikti galima būtų. Galvot, važiuosiu į tuos smėlius pasiieškot, kas įšalę, neįšalę, kiek įšalo yra. Tai bent jau Suvalkijoj. Nu, čia kastuvėlis mano iki 10 cemų sugraduotas, nu kokie 16-18 cemų ir kiet. Tai kai čia šnekam tarpusavį, kad oi, čia įšalo nėra, nelikę įšalo Suvalkijoj, lik. Vat apie 18 kažkas, 16. Nu gerai, apvalinam. 20 cm atitirpę. Yra pačioj kieta. Tai va, tai šią savaitę dar čia vyksta pasiruošiamieji darbai. Kai biškį atšilę, tai technikos remontai. Reikės iš giliai iš garažų plūgą atsitraukti. Ir dar iki tų darbų dar turėsiu vieną įdomesnę kelionę. Taip kad neišjunkit video. Laukia šis tas įdomaus. Tikrai patiks. Einama su brangiausioje namų. Vėl iš darbo lyčių. Žinot, kaip jau net žmona supranta, manau. Kaip suprast, kad jau kaime pavasaris. Užuodi? Eurai kvepia. Nu gerai, ne eurai. Rapsas. Ne šitie. Ne, bet rimtai, jaučiu miesto žmonėm tai smirda. Nu, jie irgi kažkada smirdėjo. Bet jau dabar pavasarį, kai nustoja šalt, atitirpsta viskas ir pakvimpa rapsas. Širdis dainuoja. Šiandien kovo 11. Šventinė laisva diena. Nors mums koks skirtumas, laisva ar nelaisva. Laukiam svečių, turi neužilgo rinktis draugai pas mus valgyti, pavadinkim, šventinių lietuviškų pietų. Andriuko virtuvėliai, beje, irgi žinokit, artėja tokia rubrika. Andriuko virtuvėliai šiandien bus bulviniai blynai. Jau turbūt gandas eina čia per draugų kampanijas, kokie jie skanūs, kokie geri. Legendariniai Andriuko blynai. Tai va, kepsim legendarinius blynus. Ir ta proga ką, nuo visos Dirmeikių motofermerio šeimos sveikinam visus su kovo 11. Su kovo 11. Su kovo 11. Su švente visus. Kaip ir pirmai minėjau, su kovo 11 dar kartą visus. O rytoj laukia kelionė. Pradžioje video atsimenat, buvau pasakojęs, kad prieš darbus dar pavažiuosim. Tai šitą audinę rytoj varom iki Lvovo į Ukrainą. Startas anksti ryte ir bandysim pasiekti Ukrainą. Šį kartą šiek tiek arčiau negu pastarąjį kartą važiavau. Praeitą kartą iki Charkovo važiavau, tolyn per visą šalį. Bet apie Ukrainą sužinosit šiek tiek vėliau. Kol važiuosiu mašinoje, turėsiu daug laiko. Tai papasakosiu, su kuo važiuoju, pas ką, kaip ir kodėl. O, koks gražuolis. Pradedam. Tai jau dabar labas rytas. Ryte čia nelabai dar norėjosi. Ankstyvas rytas buvo, nelabai norėjosi kalbėti. Balsas buvo seksualus, labai užkimęs. Nors ir dabar girdžiu ne kažkas. Matyt, vakar per stipriai kovo 11 švenčiau, buvo šilta. Kol blynukus kepiau trumpom rankovėm laukia, matyt, patraukė gerklę, bet nieko, išgyvensim. Tai šiandien, kągi, kovo 12, esu pakeliui link Ukrainos. Į ten važiuoju kartu su fondu Kelio knyga, kuris remia Ukrainą nuo pačių pirmų dienų karo pradžios. Jei neklystu, kiek pasakojęs Aidas, kuratorius, direktorius, ar kaip pavadinti šito fondo, prasidėjus karui, jisai Ukrainoje atsirado berods 3 ar 4 dienom praėjus nuo pirmų atakų. Kažkas tokio, tai ir tikrai jis ten jau apsilankęs, nežinau, kosmosą kartu. Paskutiniais duomenim, ką radau ir internete, manau, jį
pavyks vėliau pakalbinti, gal pasakys pats tiksliau, bet apie 100 kartų buvęs Ukraina. Ir paramos krūvas nuvežęs ir viską daro vardan to, kad nereikėtų mum būti ukrainiečių vietoje, manau, kad mum nereikėtų ieškoti paramos, kas mum padėtų, kas mus išgelbėtų, pavadinkim. Nes tikrai dauguma žinot, kokia šiandien situacija Lietuvoje yra, Lietuvos valdžioj, gal ar kaip. Nors aš apie politiką mažai suprantu, tai net nenoriu veltis. Pripasakosiu nesąmonių, paskui juoksitės tada. Tai pradžiai gal norėčiau papasakoti šiek tiek apie šitą fondą ir jo įkūrėją, kuratorių, kaip minėjau. Tikrai įdomus žmogus. Drįsčiau pasakyti beprotis gerąją prasme. Aš jį asmeniškai pažįstu artimiau, pavadinkim, nuo šio rudens. Bet nuo labai seniai, dar būdamas paaugliu, turbūt žinojau kaip tokį automobilistą keliautoją, po to nuo 2009 metų ir motociklininką keliautoją, kuris, sakyčiau, man pradžioj tikrai stebino savo challenge'ais, iššūkiais, gal net, sakyčiau, kažkiek patį link to pakreipė, kad man asmeniškai realiai man tikrai patinka važiuoti ilgus atstumus. Ne po 100 km, ne 2, ne 5, bet tikrai atsisėdė ant to motociklo ir davai pirmin. Taidas tikrai padaręs daug rimtų, didelių kelionių. Lisabona, Vladivostokas su motociklu, Murmanskas, Vladivostokas, Murmanskas pirmin atgal suvažinėta. Paskutinis turbūt, ko gero, toks nutrūktgalviškiausias, gal ar kaip pavadinkim, jo važiavimas buvo 25 būtent metų rugsėjo mėnesį, kai jisai per 20 dienų motociklų nuvažiavo beveik 33 tūkstančius kilometrų. Tai yra padarė 20 Ironbutų, kas baikeriškam pasauliui reiškia, kad per vieną parą, tiksliau ne per dieną, ir taip 20 dienų iš eilės, jis įveikdavo po 1000 mylių, kas yra ten 1650 kažkas kilometrų. Grubiai. Tai tikrai ir mano pažįstamų rate ir manau pas daugelį tokių yra, kur tokia išgirdus tokį challenge'ą, tokia kelionė, tai bus pradeda taip rodyti, ar ne? Bet šiaip čia sakyčiau, tikrai jisai vertas jau net ne Iron, palaukit, reiškia plienas, tai ne plieninė, už plieną kas turbūt kiečiau, gal akmuo būna koks. Bet ten ir geležiniai, ir plieniniai, ir nežinau visokia kokia ta subinė jau gali būti. Tai aišku, džiugu man tai dar, kad teko kartu su juo kelis kilometrus įsukti šito jau kelionį. Berods ir paskutinę dieną nuo Lenkijos sienos iki finišo beveik palydėjomės jį keliese. Tai labai smagu. Tikrai džiaugiuosi galėjęs, kad ir sakau, tuos kelis paskutinius 100 kilometrų pavažiuoti kartu. Tai trumpai apie jo kelionės tiek gal galima būtų ir daugiau pasakoti, bet tikrai ne visiems bus įdomu. Tai tęsiant apie paramą Ukrainai, apie šitą fondą Kelio knyga, tai jie per šituos jau dabar daugiau negu 4 metus, kaip ir minėjau, ten apie 100 kartų buvo nuvažiavęs Aidas su savanorių komanda į Ukrainą. Prioritetas šio fondo yra, kaip ir pavadinimas priklausytų, pagal pavadinimą, ta prasme, sufleruotų, kad veža į frontą automobilius. Dažniausiai, turbūt 99% automobilių, kurie būna nuvaromi tenai, varomi pagal užsakymą.
Turi tikrai, sakyčiau, nemažą savanorių komandą, kurie tikrai be jokio atlygio, be nieko važiuojam, vežam, pavadinkim ir, aišku, rizikuojam savo sveikatą ir gyvybę, nes kaip bebūtų, visa Ukraina, mano manymu, tikrai yra karo zona, ne tik tai atskiros sritys. Tai čia šį kartą važiuojam netoli, iki Lvovo, trumpas ratukas, man asmeniškai antra kelionė. O pirmąjį kartą netgi, nežinau kaip čia pasakyti, pasisekė, nepasisekė, nuvažiavę buvom kartu su šituo fondu iki Charkovo ir netgi paramos vežėm, berods gal 13-14 km nuo fronto buvom davažiavę. Tai asmeniškai man buvo tikrai nejauku, ne kartą tikrinausi ar kelnės švarios. Ir man asmeniškai tikrai pakeitė suvokimą paramos esmę, reikalingumą, pavadinkim, kad ten reikia visko, tiem žmonėm reikia visko. Kacapai eina, vaidina išvaduotojus, bet po jų nelieka nieko. Nei kelių, nei namų, nei tų pačių medžių, nieko. Dar suaugę žmonės, gal kaip suaugę, pavadinkim, jau jie už save atsakingi, tam kare juos irgi skaudu matyti, bet, kažkai. Man sunkiausia buvo pamatyti vaikus ir kai pagalvoju, kad mano vaikai, mano dukros gyvena šviesų, laimingą gyvenimą, viską, ko jom reikia, viską turi, tai tikrai suspaudžia širdį ir norisi padėti dar daugiau. Aišku, aš irgi su draugų kompanija ne vieną tikrai esam prisidėję, palaikę visą tai nuo pirmų karo dienų. Vienais etapais daugiau, kitais mažiau. Aišku, lengviausia gal pavadinkim palaikyti, suteikti pagalbą, paramą, pervedant pinigus vienam ar kitam fondui. Bet kaip ir pas visus, pinigai nėra begalinis daiktas, dalykas. Tai šiuo etapu, kiek galiu, kiek sugebu, prisidedu savo jėgom. Rudenį taip pat, kai pirmą kartą variau, tai su ūkininkų draugų kompanija nupirkom, berods Subarikas buvo visureigis, žydras, gražus, tikiuosi gal dar jis gyvas Ukrainoje važinėja. Tai man dėl to ir teko garbėjai jį nuvaryti, ar kaip čia pavadinkim, nes aš tą rinkimą paramos tai mašinai aš inicijavau, nes buvo tai vienas, tai kitas draugas, davai gal kažką nuperkam, kažką padarom, padedam. Tai kartais taip, pakalbi ir tu ir baigėsi, bet vien žodžiais nepadarysi visko, pasaulio neišgelbėsi, pavadinkim, tai reikia kažką imtis ir kažką daryti. Po to ir dar šiaip paramų teko parinkti. Tai jaučiu savim tokį, savęs, ne kad čia pavadinkim dabar, ne geresnis už kitus, ne aukštesnis, bet toks jausmas, darant gerą darbą, manau, ne vienam yra geras tas jausmas, smagus. Tai aš džiaugiuosi, kad galiu prisidėti, kad žmona palaiko, šeima visa palaiko, ką darau. Ir, kaip sako, kartu iki pergalės, ar ne? Tai pasidarykim dar toliau per tą Lenkiją, kur čia sekasi, kaip važiuoti. Pasakau pirmą apie fondą Kelio knyga ir pamiršau papasakot, kokiu būdu galima prisidėti ir paremti Ukrainą. Nes kuo mūsų daugiau, tuo lengviau pasiekt galim savo tikslų.
Tai šiaip Aidas daug organizuoja aukcionų Facebook'e. Keliuose ir aš esu sudalyvavęs. Nesakysiu, kartais būna specialiai kainą pasiūlau, kad permuštų kas nors ir daugiau pinigų būtų. Bet tikrai žinau, kad Facebook'o pagalba, aukcionų pagalba sąlyginai nemažai pinigų surenka. Taip pat tiek periodinės, tiek vienkartinės įmokas, labiau gal periodinės jaučiu, galit paskirti ir padaryti per Contribui platformą. Ten daugiau taip pat pasidalina jisai informaciją, reportažais iš to, ką matė Ukrainoje, kur buvo. O ten tikrai įdomių reportažų yra, įdomių istorijų. Tai nepagailėkit, prisidėkit. Žinoma, ir pavedimai grynieji galimi. Ir kiekvienas, kaip ir sakau, euras mus tik tai, manau, priartins visus prie pergalės. Ir kacapai nuleidę nosis apsisuks ir grįš atgal. Taip, kad palaikom, prisidedam. Čia tik aplenkiau gyvulę vozą. Karvačių pasikrovus fūra buvo, aromatas dar dabar dvelkia mašinų ir taip lenkdamas pagalvojau, kažin, gal iš Lietuvos karvučių pasikrovęs važiavo. Pagal šūdo kvapą nejau, žinokit, atskirti lenkiškos ar lietuviškos. Gal turit kokių patarimų, gal žinot, kuris kvepia labiau, gal šūdas ar kaip. Bet šiaip tai jau graudi situacija, kai vos ne kasdien iš Lietuvos po 14 turbūt tų sunkvežimių fūrų išvažiuoja į geresnį rytojų. Jaučiu jo, ne kažkas, jaučiu kažkas su garsu čia prispaudžia. Patikrinsiu, jei ką. Uždėsiu titrus, jeigu kažkas bus nesigavę. Šiaip visai fainai jau to Lenkijoje. Esam už Varšuvos. Judam toliau. Sustojimas pietų. 4 mašinos iš 7 iš viso. Kol kas davažiavom, viena biškį gedimų turi sustojus. Bet tikimės viskas greitai išsispręs. O dabar eisim turbūt skaniausių karkų Lenkijoje iš A. Beje, galiu parodyti, kokias čia mašinas varo. Amerikietiškas žvėris, Chrysleris, kuris sakė nuo 120 baisu stabdyti su jie. Legenda Audi, Civicas ir Subaras. Bandom. Vairuotojas Subariko sakė check engine, dega lemputė, tai atsidarėm kapotą pažiūrėti. Blemba, atrodo kapotas vietoj. Ne kapotas, tas variklis vietoj, patikrinom, bus galima uždaryti, ne? Padarėm check engine. Tepalas sakė, norės pasižiūrėti. Dabar gal neapsimoka kažką žiūrėti, dabar einam kažką užkasim. Kuo mažiau lįst prie tų mašinų, iš audinės kažkas bėga beje. Nutarėm, kad netikrinsim. Atsidariau langą, kai dokumentus tikrino, tai paskui aš jį vos uždariau. Ir supratau, kad geriau būčiau duris atidaręs. Čia su šitom mašinom reikia elgtis. Nafik tokias karkas. Pavalgyta. Labai skaniai pavalgyta. Aplinka irgi gera. Tradicinė lenkiška karčiama. Pavalgėm, pilvai pilni, bakai tušti. Važiuojam į degalinę, pilamės degalų. Šį kartą, jetau, kad čia švies. Šį kartą ir benzino, ir dizelio, ir dujų reikia visko. Tai žodžiu, judam į degalinę. Iki vietos apie 400 kažkas kilometrų. Tai palinkėkit sėkmės ant sienos. Pasivijau likus hebra mūsų. Vienu iš žaibų stabdžiai atsisakė veikti. Lyg tai šitas galvoju ratas
buvo užstrigęs. Tai atjungė visai. Stabdžiai tik bailiam. Ir ką, judėsim tolyn visi. Mašinos papuoštos randais, bet nuo to jos tik stipresnės. Ar ne? Pritarėt man? Jeigu jau davažiavo iki čia, tai dar ir Ukrainoje pasitarnaus labai gerai. Važiuojam čia aplink Liubliną berods dabar. Baigiam aplinkelį jau visą apvažiuot. Ir nebūčiau motociklininkas. Kiekvieną motorolerį turbūt net pastebiu. Pavasaris, čia afigienai smagus oriukas, 18,5, pirmą 19 net laipsnių buvo laukia popietį. Tai kad ir darbo valandos, bet jau čiagi tokie patys nutrūktgalviai, kai aš sėda ir važiuoja. Net pavydu, žinokit, sėdžiu mašinoje, žiūriu per tą langą. Uždarytas, kaip būdoj, kaip gyvulys koks, kaip šuva, ne, kaip ten, kai sako. Kai šuva uždarytas. Ir žiūri į tą pasaulį per langus. Nes net ir keliaujant, geras posakis yra, žmona parodė kažkada. Kai tu keliauji su mašina, tarkim, kalnuose, ten kokiam slėnį gražiam, tai jautiesi kaip filme, ne? Kaip žiūrėtum filmą, ta prasme. O kai keliauji motociklu ir tau aplink galvą 300 laipsnių vaizdas visas, tai va tada tu pasijauti lyg pats dalyvautum tam filme, to filmo kūrime. Tai jeigu dar kažkas, žinokit, dvejojat, čia reikia, nereikia man čia to motociklų, oi, ką žmona pasakys, nieko nepasakys, nusiperkat normalų motociklą, komfortišką, patogų, dedat žmoną į keleivio vietą, prieš tai aprangas, šalmus, viską supirkę, kaip priklauso, tvarkingas, ir viskas, leidžiat įsikėlę. Patys kuriat filmus ir dalyvaujat filmų kūrimus. Jau, smagus oriukas, laukia šilta, nuotaika gera. Gal reikėtų pradėti kokius motociklus į Ukrainą varyti. Endurkės kokios, mintis. Jau čia dar nieks taip nedaro. Daro, jau čia ir tokių dalykų. Nusišneku, ta karka matyt užspaudė kraujagyslės, tas cholesterolis visas, matyt, užstangdino viską čia žodžiu. Bet buvo verta, buvo, kaip skanu, labai. Čia beje, pastarąjį kartą, kai važiavau irgi į tą pačią Ukrainą, spalio pabaiga buvo, berods lapkričio pradžia, tai va iš tų siaurų visur laukelių, medžiai stojau kaip tik, pilnai čia vienur, vat kitur, runkelius cukrinius dar kasį. Jau pas mus buvo realiai kokie 90% pabaigta, gal daugiau, o čia dar pilni laukai buvo runkelių, pavadinkim, gal tik tai pradžia buvo. Ne visai pradžia jau, gal vidurys tos, kaip vadinasi runkelių nuėmimo laikas, javapjūtė, tai javapjūtė, o kaip runkel kasyba. Blemba, rimtai dabar susigalvoju, kaip vadinasi runkeliūtė. 19 sustojimas. Pasiūlė viena iš vairuotojų kava pavaišin. Tai ar gali Suvalkietis atsisakyti? Niekada Suvalkietis neatsisakys nemokamos kavos. Kaip taip ir, kad Lenkai visą laiką geriau gyvena? Kodėl Lenkija yra 19? Ką, įvažiavom į Ukrainą, judam toliau. Iki finišo 8-6 km iki Lvovo. Ir tikėkimės viskas pasiseks. Bus gerai. Gaila su temu. Nelabai eis kažką parodyti tokio daug jum, bet kiek galėsiu, tiek parodysiu. Važiavus į Ukrainos miestelius, tai tamsu būna. Čia va gal kažkiek matysis. Yra paminklai, ne paminklai, nuotraukos ir žvakutės dega visų žuvusių karių.
Ir taip kiekvienam kaimelį, miestelį pilna tokių memorialų, ar kaip juos pavadinti, net nežinau. Tai užtenka įvažiavus tik į Ukrainą, vat kokie, nežinau, 6 gal kilometrai nuo sienos, ir kai tokie vaizdai pasitinka, tai supranti, kokią šalį papuoli. Ir šiaip čia naktim nuo berods 11 ar 12 iki 5 ryto komendanto valanda berods yra įvesta. Bent jau buvo praeitą kartą, kai aš buvau. Tai jos metu vietiniai negali niekur važinėti. Realiai va tik tai humanitariniai pagalba, kas važiuoja. Tai prie jų policija nesikabina, nestabdo. Nu, jeigu ir sustabdo, pavadinkim, pasakai, parodai, kad esi ne vietinis. Ir tada paleidžia, ir tu gali važiuoti. O vietiniai visi realiai viskas nuo 11 ar 12 valandos, berods karo zonoje, arčiau fronto, 11, kad ir nuo 12. Bet čia galiu klyst, nebūtinai teisybė dėl valandų, bet kad jinai yra, tai tikrai išjungiamos šviesos ir lieka tamsu kaimuose. Nors ir šiaip čia tuose Ukrainos miesteliuose važiuojant, nu pas mus gal prieš kokius 30 metų taip tamsu būdavo. O, kas čia, va, pavyzdys geras, žiūrėkit. O, vietinis ukrainietis, pripiešęs koks, su rateliais savo. Važiavo, be atšvaitų, be niekur, tokių pilna, žinokit čia, pilna. Važiuoja ir ta prasme, tu nežinai, iš kur išlys, kas išlys. Gal pirmą kartą Ukrainoje teko pabuvoti prieš kokius turbūt 8 metus. Važiavam tada slidinėti su švogeriu į Bukovelį, tai visa laimė, atsimenu, sėdėm autobuse ir šnekam, sakom, gerai, kad mum nereikia vairuoti. Ta prasme, vat pilna tų vietinių herojų kaimų, kurie, ta prasme, pasivaišinę ukrainietiškais tauriaisiais gėrimais, vaiduokliauja, taip suvalgytiškai tariant, švailiaukuoja keliu ir ta prasme juos pastebėti yra žiauriai sunku. Mašinų techniniai būklė ir šviesos, naujesnių dar, bet senesnių, tai čia įsijungi, jeigu ilgas šviesas, bet niekas jų neišjunginėja. Važiuoji su tom ilgom šviesom ir tau visiškai dzin, ar tu akinį kitam, ar ne akinį. Tai naktim, atvirai pasakius, Ukrainoje važiavimas įdomus labai, labai įdomus. Ir dabar, va, kiek važiuojam, tai duobių, jos čia skundžiausi, na dieną, ne, kad pas mus po žiemos keliai praste, ne? Ne, pas mus tada idealus. Aš buvau pamiršęs, kas Ukrainoje su kelių būklė. Aišku, yra tų magistralinių pagrindinių kelių būklė tikrai gera. Aplink Kijevą, kiek važiavom, tada atsimenu, link Charkovo, tikrai buvo plačių magistralių, be jokių duobių. Pasileidai ten tą 120-30 ir važiuoja ir viskas gerai. Bet visi kiti keliukai mažesni, paprastesni, siauresni, tai yra ojojojojoj. Tai labas rytas. Po kelionės iš Ukrainos. Dar net pavyko kol kas 3 valandas numigti autobusiukį. Visai gerai. Tiek, kad prastas iš manęs dar operatorius ir filmuotojas, žinokit. Nemoku aš tų kadrų pagaudyti, nepasiseka man būti įdomiausių įvykių apsupty. Tai kažkokių labai daug kadrų iš Ukrainos nebus, nes kaip ir prieš tai filmavau. Įvažiavam, jau buvo sutemę, nuvažiavam į vietą, buvo tamsu, nieko ten nesimatė, kelis daiktus iš autobusiuko permetė chebra į mašinas ir viskas, sukomės ir judėjom atgal. Tai, kaip ir sakiau prieš tai anksčiau, jeigu tik norit prisidėti, palaikyti Ukrainą, po video yra nuorodos. Būdai, kaip įmanoma tai padaryti. Pagalbos reikia tikrai visiems ten kovojantiem, ten esantiem. Jie ne tik už savo, bet ir už mūsų laisvę kovoja. O dabar ką, metas grįžti į realybę, ne?
Neseniai agrotikslo autobusiukas buvo, kažką atvežė, galime eit pasižiūrėti. Ir jau viskas, jau čia Suvalkijoje, kol tik vieną dieną nebuvau. Ir jau darbai prasidėjo, va tik seniūnaitis iš kaimo išvažiuoja ir darbai vyksta, ot baisu. Reikia vytis, ne? Tai liko vis dar likęs neištrauktas plūgas iš garažo, bet gal šiandien pavyks, turėtų rytoj atvažiuoti va tą, kur čia va šitą, žodžiu. Klasą turi atvažiuoti patvarkyti, biškį reikalų turim su hidraulika jau. Tikrai pirmiausia įsiaiškinti, kas per bėdos, matysim. Ir viskas, įsitraukinėti plūgą, įsitraukinėti traktorius iš garažo. Va, plūgas ten rodžiau kažkada, ne, kur giliai pakištas, kad niekas nepavogtų. Gal reikia kažką mašinos, beje, superinį. Seat Ibiza. Sėdi ir važiuoji pasitvarkęs. ne, daug ten reikalų su ja. Tai va, plūgas čia toli, giliai. O, da jau, kažkur čia rėjimas matosi, ne? Tai va, įsitrauksim plūgą, kabinsimės ant traktorių, žiūrėsim, gal kažko dylančių dalių reikia, matau kaltų, noragėlių, kai kurių reikėtų pasikeisti. Ir tiek, ir tada bandysim. Po savaitgalio panašu, kad bet kokiu atveju su arimais į laukus judam. Dirva jau bus per savaitę atitirpus tikrai, nes kada čia pirmadienį berods smėlynuose savo tuos, kuriuos noriu art, kai buvau, tai buvo apie 20 cm atitirpę, o giliau viskas kaip ir dar kieta, tai manau dabar jau tikrai bus. Plius rodo sekmadienį, pirmadienį berods šiek tiek lietaus. Tai pasižiūrėsim, kaip situacija, kaip darbai ir judam toliau. Nu tai šeštadienio rytas, saulutė šviečia. Siūlo labiau nedirbtinai turbūt kviečia, bet ką kitų. Pagaliau, po kiek čia tų, dabar galvoju, po 5-4 metų jo naudojimo plūgas dienos šviesoj. Žiūriu, spaudimas net, ta prasme, viskas ok. Atsilaikė per, kiek čia 4 metus, 5. Kiek stovėjau, o, čia kol kamerą pagaunu. Kiek čia 115-20 barų. Niekur neleidžia, viskas gerai. Tik tai baisiai apdulkėjęs tas plūgelis. Baisiai. Bet jau čia dabar neverta plauti, ne? Po darbų geriau. Po darbų? Padėkit mano tart. Ne dabar plaus. Tai va. Važiuojam, atsivarysim traktorių, prisikabinsim, susitepsim ir bandysim žiūrėtis reguliuotis kaip kas. Po savaitgalio turėtume gauti dylančias dalis, ką reikia pasikeisti, nes dalį čia, kaip ir sakiau, buvom per akciją nusipirkę per išpardavimą. Tai turim tuos, o dalies trūksta. Tai va, tai susikabinsim, sakau, prasitepam, pasižiūrim ir ruošiame šeštadienio vakarui. Gal kažką nuveik bus galima, ne? Važiuojam kabint plūgelį. Elementarūs remontai padaryti traktoriui. Užsikabinam plūgą, pažiūrim, ar viskas vartosi. Ir tada galvosim, ką toliau daryti. O, koks grožis, ane? 5 metus turbūt nemačiau šito komplekto va sujungti. 5 metus. Gražu bus. Aišku, aš nesu iš tų mokančių vartojų art. Tikrai nesu mokančių vartojų. Bet dėl to ir neardavau, nes jeigu, kaip girdėjęs ne vieną pasakymą, jeigu nemoki art, tai neart. Tai aš ir neardavau. Ne, šiaip darbas tai labai smagus. Manau, daugelis ūkininkų man pritars. Bet vienas smagesnių, vienas gražesnių darbų. O šiaip ką? Kabinsimės priekį svorį, apsišviečiam. Traukės prasisukinom, viskas veikia. Vartytis vartosi gražiai, tvarkingai. Liko tik keli paruošiami darbai ir lėksim. Ką, jau čia šiai savaitai kelionių ir darbų užteks. Rimtesnių. Kažką jau tikrai reikės pradėti dirbti po savaitgalių.
Kas reikia, reikia sukabinta, kas reikia aptvarkyta. O dabar vakare atvažiuoja draugas geras. Biškį užsimsim iš to kanalo pavadinimų ne fermerio reikalais, o apie moto šiek tiek reikalų turim. Tai irgi greitu metu bus ir apie tą mano pusę video. Ir ką sakyčiau, jeigu žiūri turbūt kada čia galvoju sekmanį tas video, ne, išauks man. Tai gero sekmanio vakaro ir greitai vėl susitiksim.